Ar teko pastebėti, kad tavo būsena gali nulemti visą tavo dieną? Ir toje dienoje gali įvykti labai daug nuostabių, gražių dalykų, susitikimų, pokalbių, atsitiktinų įvykių, kurie galėtų iš tikrųjų pradžiuginti, bet tu vis tiek jautiesi liūdnas, prislėgtas, nerimastingas. Ir tai lemia tavo vidinis fonas, taip, tavo vidinė būsena, kuri neleidžia pilnai išgyventi ir pamatyti tų dalykų, kurie aplinkui tave vienaip ar kitaip vyksta. Arba kaip tik kreipia tavo dėmesį į tai, kas yra negatyvu ir nesuteikia to kasdienio džiaugsmo, kurį galėtum tu pats savo suteikti. Nes kas yra būsena, tai yra tas vidinis fonas, su kuriuo mes gyvenam ir kurio kartais sąmoningai net nebejaučiame. Taip, tai tęsiasi dienomis, savaitėmis, mėnesiais ir mums tai pasirodo toks pasijaučia kaip įprastas savęs pojūtis kasdienybėje, nors iš tiesų tu gali jaustis kitaip. Kai tau reikia, tu gali būti energingas, kupinas džiaugsmo, energijos, taip entuziazmo. Kai reikia, tu gali būti labai susikaupęs, ryžtingas, nubrėžti ribas, padaryti darbus kažkokius, kuriuos privalai greitai padaryti ar ne, priimti sprendimus. Kai reikia, tu gali eiti į gilų, gražų santykį su savimi, su žmonėmis, su pasauliu. Ir mes diferencijuotų funkcinių būsenų metodikoje to ir mokomės greitai perjunginėti būsenas. Būsenų yra be galo daug. Ir tai tampa labai įdomiu patyrimu, kai tu supranti, koks platus tas spektras yra savęs pajautimo ir įgyvendinimo per veiksmą savo gyvenime. Įtvirtinant veiksmu, taip, tą savęs pojūtį ir iš ties, ką žmogus dar gauna vidinę laisvę ir stiprią vidinę atramą, nes tada, kai tu eini, darai iš tos būsenos, iš to savęs pajautimo ir tau pavyksta, tu negali nebedaryti ir pilnais gurkšniais negerti to gyvenimą. Tad kviečiu į diferencijuotų funkcinių metodikos kursą, kuris bus artimiausiu metu Klaipėdoje. Ir čia savimi patirsi per muziką, per dailę, per tas technikas, kurias duoda diferencijuotų funkcinių būsenų metodika. Visą tai, ką aš kalbu, nes žodžiais labai sunku nupasakoti, reikia daryti, patirti ir įsitikinti.